Sveiki. Šiandien gilinamės į šaltinius, kurie paliečia, tokią tikrai jautrią ir, manau, daugam iki skausmo atpažįstamą temą. Aha, Tas nuolatinis nepasitenkinimas savo kūnu, kurį dar, žinai, labiau aštrina visos tos reklamos, socialiniai tinklai. tikrai? Ir šių tekstų pagrindinė mintis skamba labai įkvėpiančiai, kad raktas į pokyčius yra mūsų pačių mintis. Taip, ir va čia yra svarbiausia. Šaltiniai nekalba apie kažkokią magiją. Jie brėžia labai aišku praktinį kelią. Koks jis? Jis susideda iš kelių žingsnių. Pirmas ir galbūt pats sunkiausias yra radikalus savęs priėmimas. Tiesiog čia ir dabar. Su visais trūkumais? Būtent. Antras žingsnis – tapti savo minčių stebėtoju. Atpažinti tą vidinį kritiką, žinai, kuris nuolat kužda. Ir sąmoningai jį rutildyti. Pakeisti jo žodžius. O trečias? Trečias, kuris šiandien itin aktualus – sąmoninga atsisakyti to nuolatinio lyginimus. Su tais idealizuotais dažnai tiesiog netikrais įvaizdžiais. Esmė, kurią pabrėžia autorius, visas dėmesys į save, į savo kelionę. Gerai, primeti save yra tikslas. Bet kokius konkrečius įrankius šaltiniai siūlo tam pasiekti? Ką daryti praktiškai? Pirmiausia, išskiriama meditacija. Ir kas čia įdomiausia, meilė savo per meditaciją aprašoma ne kaip staiga užplūstanti emocija, O kaip kas? kaip nulatinė praktika. Kaip sąmoningas sprendimas atleisti savo su kiekvienu iškvėpimu. Tai ne jausmas, o, kaip pasakyti, veiksmas. Supratau. Per meditaciją mes tiesiog atsitraukime nuo triukšmo ir pradame suprasti, kad nesame tik savo išvaizda ar svoris. Ten netgi duodami labai paprasti patarimai pradedantiesiems. Pavyzdžiui, Tiesiog rasti ramią vietą, 5 minutėms susitelkti į kvėpavimą ir būti savo atlaidžiam, jei mintys pradeda klaidžiuoti. Viskas. štai čia šaltiniai pasuka į tokią, sakyčiau, mažiau įprastą teritoriją. Greta visiems žinomos meditacijos, jie iškelia reikia praktiką. Man pačiai tai, netikėtas sugretinimas. Nors tikslas panašus, vidinio harmonija, šaltiniai brėžia esminį skirtumą. Meditacija čia aprašoma kaip toks individualus, vidinis darbas, su savo mintims. O reikia? Reiki pristatoma kaip energetinė praktika, kuri dažnai atliekama su maestro pagalba, siekiant atkurti kūno ir proto pusiausvyrą. Tekstuose ji net vadinama giluminio ir ilgalaikių keliu. Vadinasi, tai reikalauja daugiau pastangų. Taip, nuoseklumo ir, kas svarbiausia, palaikymo. Ir tai mus veda prie vienos iš kertinių šių šaltinių idėjų. Kuris, spėju, yra ta, kad su savo problemomis nereikia likti vienam. Tiksliai, būtent. Ir čia, natūraliai prieiname prie šių tekstų autoriaus Virginijaus Mockaus. Jis apibūdinamas kaip karmos maistras ir reiki mokytojas. Karmos maistras. Taip, su 25 metų patirtimi. Skalba gana intriguojančiai. Ar tekstuose paaiškinama, ką konkrečiai tai reiškia? Tai pristatoma kaip darbas su giliais, pasikartojančiais gyvenimo scenarijais ar vidiniais blokais. Bet man atrodo, kad svarbiau už patį titulą yra ta mintis, kurią autorius nuolat kartoja. Ir kokia ji? Ieškokite struktūruotos pagalbos. Egzistuoja veikiantys metodai ir žmonės, kurie gali padėti. Vadinasi, nereikia išradinėti dviračio pačiam. Tikrai ne. Kaip pavyzdžiui, jis pateikė savo paties siūlomus kelius nuo asmeninių energetinių ar karminių diagnostikų iki reiki seansų, mokymų. Ir ta pagalba yra prieinama. Pasak šaltinių taip. Ir Vilniuje, ir Kaune, Klaipėdoje, net nuotolinio būdu. Esmė čia ne paslaugų sąrašas. Esmė žinia, kad yra keliai. Yra pagalba. Ir nereikia jaustis įstrigusiam ir vienišam. Užuot apibendrinus, norisi pabaigai palikti vieną frazę, kuri šiuose tekstuose kartojasi kaip leitmotyvas, kaip toks priminimas kiekvienam. Kokia? Nes jūs esate verti visų geriausių dalykų šiame pasaulyje. Labai stipru. Ir aš pridėsiu klausimą apmąstymui, įkvėptą tų pačių šaltinių. Apie minties pavertimą praktiką. Klausau. Jei šiandien, dabar, reikėtų pasirinkti vieną pasikartojančią negatyvią mintį apie save ir sąmoningai ją pakeisti teigiamą. Kokia ji būtų? Ir kaip tas vienas mažas pokytis paveiktų likusią dienos dalį?